Coil Gaming Arena Run rubrikoje Twitch televizijos mūsų asmeninės. Aš Jonas ir šiandien mano svečias, vienas iš Coil Gaming įkūrėjų, Robertas. Matote, koks rezultatas kol kas yra arenoje? 3-1, Druidas žaidžia kol kas labai neblogai, nors buvo tokių, kurie prognozavo liūdnesnę baigtį mums šiandien. Jonai, būkim vietni, bet teisingai, Druidas žaidžia nelabai gerai, bet kol kas Mad Bomberis gelbsti mus šitoje vietoje. Prieš pertrauką klausėme jūsų, ar esate kas nors išbandę bettingą e-sportsų, ar esate statę lažinėsi dėl rezultatų virtualių sporto šakų. Suika rašė, kad esu bandęs, praganiau $15 ant StarCraft'o. Betinti irgi reikia mokėti, kaip sako profesionalūs lažintojai. StarCraft'as turbūt ne taip senokai jau bandė įbetinti, turbūt jis ten kažkaip tai biškai pelkėja, kiek aš suprantu. Nors nelabai aš gilinęsis į StarCraft'ą, aišku, ten Korėjai didžiulius stadionus prirenka, bet tikrai netokius kaip dabar LoL'as turbūt, ar Dota'as. Tai nepulsiu ginčytis, nesu profesionalas, kol kas ne taip gerai išmanau rinką, bet viskas prisakyk. Gerai, penktoji partija, Warfy Opponent, nepatikėsi. No Neck George, buvo viršui parašyta, aš kaip ir sakiau, tas, kuris viršui iš tikrųjų yra tas, čia tiesiog, kad neįžeisti nieko. Ir Paladinas, antras Paladinas jau šį vakarą, su pirmuoju susidėliojome. Kaip seksi žaisti su antruoju, tu jau pamatysime. Nu ką, turbūt nepasiliksiu rankoje Runbark Protectorą ir Dark Scale Healerą, lauksim patrankos. Nes patranka valdo. Labai gerai. Labai smagi. Pirma ranka. Jo, iš tikrųjų yra variantų, kaip žaisti. Ir ta prasme, praleidus pirmą turną, jeigu jis išsimes ką nors... Įskaitant tai, kad one dropo neturi nei vieno, turbūt, kad... Jeigu aš teisingai prisimenu. Ko? Toksai. Jo, turbūt neturi nei vieno. Ką padarysim? Esu puikus draftintas, matomai. Ir dėlsia oponentas kažkodėl tai? Ne, oponentas gal rūpa. Turi pertraukėlę kokią. Jo, neskuba priimti sprendimo. Nieko turi jis ten iški laiko pagalvoti. Ar mums nutrauko ne tas geimų? Ne, turbūt. Ne, mus, kaip matau, transliuoja. Važiuojam. Važiuojam. Tai jis nieko net nepasirinko, nepakeitė. Panašu, kad užmygo oponentas mūsų. Gali būti, kad... O gal šiaip. Grėsia lengva pergalė. Arba gaminasi sumuštinį žmogus. Tiek praleis gal kokį vieną ar du turnus. Ir vėl neskuba priimti sprendimo oponentas. Ką padarysi? Palauksim. Kantrybė daryta. Galim visada ištraukti aitvarą ir palaisti darželį. Ei. Jo, lengva pergalė. Sakyčiau, jo. 4-1, nėra labai džiugu, kaip mes su Gaudim turėjom panašią situaciją. Nedaug garbės tokioje pergalėje, bet liūdėti irgi nėra dėl ko. Tai Rano rezultatas darosi 4-1. 4-1, visai neblogai. Ką, reikia 7 pergalių, kad išeiti pliusą su arena. Dar 3 partijos. Tikslas toksai, dažniausiai turėtų būti. Ne, tikslas dažniausiai yra 12-0. Taip. Bent jau Coil Gaming Arena Rano sekmadieninio. Be nei vieno Legendario ir be nei vieno swipe'o už Druidą gali būti sudėtingas. Bet ko? Su Legendariais visi moka žaisti. Ko nebūna. Žinai, Legendaris nelygas. Dabar norėtųsi predictionų vėlgi pamatyti, matote, kaip klostosi mums mūšiai tolimesni šio vakaro. Įdomu būtų sužinoti, ką manote dabar jau apie rezultatus. Priminsiu, kad prognozija buvo 3-0. Pabandysim ištraukti trejetuką. Iš šitos visos rankos, labai blogai. Nesikombinuoja drakonas su spelais dėja. Bet ką padarysi, dar turim galimybę ištraukti vieną kortelę. Na, kaip šitas man smagus kokia vieta. Yra ką papaukinti. Išlenda varai. Viskas. Abu druidai nusprendė. Pirmi turnai silpniems. Ros be ros.
žaidžia prieš mus. Ką padarysim? Veideris klausė, jo, neišlaikiau pažado, iš tikrųjų iš to deko, kurį susidėliojau praeitą sekmadienį, nes nesulaukiau svečių, lyginau dvi suportinės platformas, Hard Arena ir Arena Valley. Pakankamai skirtingus dekus sudėliojo abi platformos, jos galite rasti mūsų Facebook puslapyje, o man ranas irgi nesusiklostė, aš tenais prabėgau berods 3-1, jeigu neklystu, tai nieko stebuklingo ir iš to vieno peko vargšo neištraukiau irgi nieko gero. O žaidžiau aš su tuo deku, kurį siūlė konstruoti Hard Arena puslapis. Mes turim piratą, Jonai. Viskas bus gerai. Nebe? Nebeturit piratą. Dėja. Nieko. Tuo mes pasigaminsim 2 mana kristalus, ane? Ir kitą turną galėsim biškį atsigroti. Sakyčiau. Tai vat. O dar pratęsiu, aš pabandysiu išplėtoti visgi temą, negi lažybose dalyvavo tik tai vienas Suika ir negi taip nesėkmingai. Labai įdomu, esports bettinge, ar kas nors dalyvavo, ar naudojasi kokios nors lažybų kontoros paslaugomis. Ir ar išbandė savo spėjimus ir savo įgūdžio ir žinių esportuose gilumą, lažindamėsi. Nesinervuok, Robertai, viskas bus gerai, situacija įtempta, akivaizdu, bet... Jisai turėtų patreidinti Yeti ir Salty Dogą iš šitą, jeigu ne, tai... Įleidę. Ok, Yetis lieka ant kartos. Nieko baisaus. Scary stuff, ne? Atsiliekam bordų, akivaizdžiai. Nieko, spręsim tą situaciją, manau, tokiu būdu. Ir žiūrėsim, kaip bus. Vis tiek bjaurus feature'is 80. Su tontu. Nes, nu jo, taip biški, ką padarysim, neištraukiam, ką turėjom ištraukti. Goblinai valdo, aš negaliu nustot šitą kartoti. Padlas štai tau jau prognozuoja baigti šitos partijos, kad antrą pralaimėjimą gausi. Dar ne vakaras. Ir 4-2 bus, jeigu ką, kol kas turime 4-1. Bet beveik. Dar ne vakaras, bet beveik. 4 pergalės turime. Jo, greičiausiai viskas šitą raundą ir baigsis. Pasiduodi, taip lengvai. Nu jo, jam reikia 2 žalos. Svaipo pilnai užtenka. 4-2. 4-2. Nėra blogai. Vakaras, gerai vakaras. Turiu pripažinti, atėjo druidai vakaras, bet 4-2. 4 pergalės jau yra labai neblogai. Ir primenu, kad neskubėkite atsijungti, neskubėkite išsiskirstyti, dar mes nesudedam ginklų, Robertas skaupėsi, matau, kaip medituoja, čakros čia veriasi. Be to, labai įdomu bus pažiūrėti, kaip dekus atsidarinės Robertas, nes pasitėmių prikauptų, mačiau, gan nemažai. Pekus, taip. Pekai ir nežinau, jeigu turėsim laiko, gal sumesim vieną kokį žaidimuką su Brolu. Nes aš to nebandęs. Brolą neišbandęs. Jo, aš irgi paskubėjau, praeitą trečiadienį paskubėjau žaisti Brolą, nes iš pradžių buvo įsivėlusi klaida ir pasiūlė žaisti tą patį, ką pirmąją pačią savaitę Tavern Brolą siūlė, o paskui po poros valandų pakeitė Blizzardo programuotojai, programišiai, kam nepasitaiko klaidų, aišku, negali pykti. Ir iš tikrųjų Brolas labai įdomus, daug portalų. Man asmeniškai labiausiai šią savaitę pasiteisina Paladinas, kiek aš bandžiau žaisti. Žiūrėsim, jeigu bus laiko, jeigu niekas neskubės.
Pažiūrėsim, leisim išbandyti viešai Robertui. Jo. Na gerai, čia manau skubėti nėra ko, nors aišku, šiaip tai galima ir paskubėti. Ei. Galima paskubėti ir po to sužais šitą daiktą. Dabar su Hero Power'u kaip ir neturėtų mūsų. O, labai gerai. Man patinka tokia pradžia. Turiu sužaisti mechą. Decisions. Turiu sužaisti mechą, nes noriu gauti. Taip. Bonusiuką. Šitą daiktą dar suspėsiu man sužaisti kažkada. O bonusiukas +1 ir šita, kaip jinai, detalė, nuolauža mecho yra visai. Nuolauža, labai gerai. Aš vis bandau surasti transliacijų šitų metų, vis bandau surasti pavadinimus lietuviškus kortomus Hearthstone'o. Nežinau, ar tai labai reikalingas daiktas, bet... Aš galvoju, gal nebūtinai reikia, nes kartais, kai paklausau rusų streamą... Jo, teisingai, jie turi savo... Aišku, pas juos yra, ten atsiradę ir vertimai, man atrodo, yra rusų kalba ir garsinimas, gal net ir yra, bet skamba ganėtinai juokingai. Nu ir kas čia dabar per nesąmonę? Water Elemental, susipažink. 3-6 bodžio creatures už 4 manus šaldo. Šaldo. Šaltukas. 2+2. Šaltuką mes gal taip va, išspręskim šaltuko klausimą. Tinkertown! Labai toksai gnomiškas balselis ir niekur nesidėsi. Labai geras įgarsinimas šitų trolių. Čia troliai, man atrodo. Labai, bet labai panašus balsas beje ir antro Warcraft'o. Stabdo, rašo Padla. Vienintelis patarimas, kurį galime duoti turbūt šitoje situacijoje, gal pabandyti persikrauti Twitch kanalą, nes ankstesnėse transliacijose... Truputėlį, jo, biškai pastabdo Hearthstone'as, bet ko nebūna. Nežinau, man tai tie labai patikdavo dar nuo... Oi, nežinau, kas nors, gal Padla ir yra žaidęs Warcraft'ą 1, 2, dar gal kas nors šiatė yra žaidę. Man tai... Aš kažkada beje netaip seniai parsisinčiau klientą, susinstalavau antrą Warcraft'ą ir pražaidžiau tiesiog prisiminti senus gerus laikus. Nes norėjau prisiminti visą lorą, ant kurio pastatytas Hearthstone'as, tai labai fainai iš tikrųjų galima į nemokamai parsisiųsti, ne internetui. Labai smagiai. Gerai, ką mes čia turim? Turim visokią džiaugsmą, 6-dropo neturim, nebent šitą, bet aš visai geriau sužaisčiau patikslintą variantą. 7-2. O gal suveiks. Gal nebus Frostbolt'o. Suika irgi rašo, kad yra žaidęs, išbandęs Warcraft'o džiaugsmus. Nu. Įdomu, kaip čia paveiksis. Suicide Mission. Taip, bomberis yra jėga. Well played. Jo, 8 žalos ant stalo, Wind Fury. Ir 5-2. Rezultatas darosi, trumpa, agresyvi, greita pertrauka, 7 turmus tik tai už pergalę, jo, partija. 7 turnus vos užtruko ir dar viena pergalė. Raktas turinasi. Opa. Jo, iš WoW'o Hearthstone'e daugiausia loro, bet aš kažkaip tai visada buvau kažkodėl niekada nepažaidžiau World of Warcraft'o. Vienintelis MMO, kurį žaidžiau, tai buvo Warhammer'o MMO ir tikrai buvo smagus. Tai turbūt, manau, ir World of Warcraft'as būtų patikęs. Bet kažkaip tada buvo periodas, kai nelabai žaidžiau žaidimus. Nežinau kodėl. Šamanas. Prisimenant
Šamanas mums nebaisus, mes turim piratą. Yra naujo trono. Na, what can go wrong? Noriu pasisveikinti. Atsakai į tokius? Jeigu sako greetings, visada sakau. O kodėl ne? Mandagumo. Lucky Man prieš mus žaidžia. Tai Lucky Man gavo ir pasisveikinimą. Pasisekė jam. O ką, reikia iškrapštyti tą rudiną. O vaivorykštės paišai šito. Vaivorykštės visada mes LGBT palaikom. LGBT friendly. O kur vaivorykštė? Nėra. Va, Štai ir vaivorykštė. Ir dar galim pasikeisti tigrinį šitą į leopard. Tuningas. Taip, ir lauželį reikia sukurti. Štai tokią kortą pasiūlom. Nu, siūlo. O ką aš jam galiu pasiūlyti? Tegul treidina, traukia kortas. Fork Lightning. Ačiū. Patari. Nu, ta prasme, visada reikia tikėtis blogiausios sprendimo. Neblogai. Nu ką. Klausia tavęs Veideris, kitas Veideris, tas kur nepadbaltas, kur MLC. Robertai, kaip verti naują papildymą HS? HS-o labai laukiu. Reikėjo naujos mechanikos, reikėjo praplėsti kartpulą jau senokai, manau. Tikrai patiko, pažiūrėjau tik tai tas pirmas ten 7 kortas, nu, tas Inspire mechanika man pasirodė labai fainas daiktas. Spręsiu šitą klausimą tokiu būdu. Nu, vat jis dabar jau tipo būna visoks koks nemandagus. Niekšas. O ką jis pasakęs? Jis kartoja po kiekvieno mano žingsnio well play, tai čia toks yra kaip ir jau čia nepagarbos. Aš sakiau, nereikia pradėti kalbos. Nu, nieko. Tarp kitko, buvo kažkokių įdomesnių atsitikimų, kur gal ten į draugus kvietėsi, paskui peikė, kritikavo. Oi, yra buvę labai daug tokių. Yra buvę, nes matai, dažnai kartais žaidžiu darbe ir pradedu partiją, po to pradedu ką nors daryti ir taip nutinka, kad žmogų apleidė žaidimas, o ilgai užteka turnas. Tai tada jo, esu gavęs visokių malonių pasiūlymų, ką man pasidaryti su savim, kur man eiti. Tai dabar kažkaip rečiau priimu žmonės į draugus, su kuriais esu žaidęs. Užmygo Hearthstone'as. Nieko, turėtų atsigauti.